šiandien prasideda jūsų tarnybos dienos. Tarnybos dienos, nuo kada turim vadovautis kariuomenės taisyklėm, kariuomenės vertybėm ir kariuomenės supratimu. Tarp jūsų pagal ištiestą ranką. Tarp būrių paliekam tarpą. Neskubam. Antras būrys neskubam, paliekam tarpą. Tokiu būdu žinos, kokią atstumą reikia žygiuoti. Štai! Štai! 1, 2, 3! Štai! Štai! Atsirenkam kojas! Lygiavimą pažiūrim. Esu sportiška, motyvuota ir užsispyrus, siekiu savo tikslų, nors ir sunku būna, bet visada kažkaip juos pasiekiu, arba bent jau stengiuosi juos pasiekti. Taip pat esu linksma, nežinau, pas mane visada veide šypsena ir aš noriu ir kitiems skleisti geras emocijas. Labiausiai gal tas, kad norėjau išbandyti save, nes realiai man labai daug kas yra nauja, nebuvau nei šaulė, nei ten savanorė. Ir visi šitie dalykai man nauji, bet man labai patinka, man labai įdomu, aš noriu sužinoti, išmokti kažką naujo. Šiaip jau ilgai gan mąsčiau stoti į karo akademiją, tai buvo mano tikslas. Ir aš net nedvejojau, kad neįstosiu, ar nebuvo kažkokių dvejonių. Manau, 10 klasėje, kai jau reikėjo prasidėjo tie dalykų rinkimaisi, tai tada jau pradėjau galvoti. Tėvai, sesė, močiutė labai palaikė, labai didžiuojasi manim. Jau 8 metus aš karatė lankau, tai su sportu, kaip ir viskas gerai. Fiziškai, tai aš manau, kad čia visiems yra kažkiek sunku, bet reikia tiesiog nepalūžti. Pirmą kartą paliečiau gyvenime ginklą rankose. Užsilaikėm GOT testą, daug paskaitų buvo. Žinau, fonetinę abėcėlę išmokom, su racijom. Laikėm dar fizo testą, tokį kaip bandomąjį. Taip, pamačiau, kur reikia tobulėti. Kažko tokio ir tikėjausi, bet nustebino tai, kad čia realiai viskas labai greitai. Ta rutina tokia visada. Tu visur bėgi, tu visur skubi, tu persirengt turi 5 minutės, intensyvumas tas toks visas. Aišku, to gal ir reikėjo tikėtis, bet man sunku prie šito buvo priprantu po truputį. Tikrai, manau, gerai, su merginom ypač gerai. Mes kažkaip nuo pirmų dienų tokį susidraugavom visas, ypač dar akademija ir kambariokės. Ir dabar mes vakarais, nežinau, viena pas kitą ateinam, ten ar kokią arbatą geriam. Nežinau, manau, kad tikrai gerai. Visas viena kitą motyvuojam, buvo ir tokių dienų, kai žiauriai sunku, kai jau galvoji viskas, aš nebenoriu ir ateina Lėja, tau viskas gerai, tu varai toliau. Tai toks labai faina, tikrai. Labai geros emocijos. Ir vaikinai, irgi, ten sunku, kokią, nežinau, tašę neštis padeda, motyvuoja irgi per bėgimą, pamato, kad tau ten sunkiau sekasi bėgti, prilėtina tempą. Tikrai viskas gerai, labai visi draugiški, geros emocijos. Ir instruktoriai geri. Išsiskirti. Tu ir mes skiriamės nuo visų kitų. Būtent kitur, žiūrėk, paaiškiai, universitete pasimokai, o paskui darai, ką nori. Čia ne tai, čia iš tikrųjų tas gyvenimas. Mes mokomės čia ir toliau būtent besimokydami mes tampam karininkais. Priesaika yra rimtas dalykas, yra šventas dalykas. Ir kaip sakiau, paaiškiai, mes kaip kariai esame ištikimi priesakai būtent. 1, 2, 3, graži Lietuva, kaip gėlelė žydi visada. Šita skanduotė yra mūsų kopos daina. Ir tikrai gražiai dainuojasi ir čia jau iš senų tradicijų ateina. Nuo mažens jau karyba tikrai domina ir pradedam nuo strateginių žaidimų, užbaigiant tiesiog iškilom miške. Ypatingai fizinė veikla, žygiai visokie, savęs išbandymas, kur tikrai reikalauja fizinio parengimo ir išgyvenimo. Plius dar turiu daug autoritetų ir daug iš jų yra buvę karininkai. Vienas iš jų Jonas Žemaitis, tai kaip ir klausimų nekilo, kur pagrindinis stojimas mano bus. Ištarnavau dragūnų batalione Klaipėdoje. Bazinį kursą aš jau kaip ir praėjęs 3 mėnesius. Ir šitas bazinis kursas man jau kaip ir atsinaujinimo žinias bus. Nejaučiu kažkokių tai blogų jausmų tam. Nes tikrai žinios, kai kuriuose vietose tikrai reikia prisiminti, atsinaujinti. Instruktoriai yra nerealūs. Nepykit.
jaunasai, jaunamų požaliuoju, kur bernelis jaunasai. Per šias 3 bazinio kurso savaitės mes jau spėjom išmokti tokius pagrindinius kareiviui reikalingus dalykus, tai kaip žygiavimas, ginklo valdymą jau neužilgo pilnai valdysim ir išvažiuosim į šaudymus. Tokie irgi elementaresni dalykai, kaip lygiuoti, valgyklą kaip teisingai žygiuoti, kad ir kaip keistai skamba, greitai valgyti, greitai judėti. Viskas, kas vyksta civiliniam gyvenime, tai kariuomeniai vyksta truputį greičiau. Lovą kloti, daiktus teisingai susidėti. Tiesiog išmokti naujos rutinos ir, manau, labai teisingos rutinos žmogui. Grafikas sąlyginai intensyvus, nes mūsų diena prasideda jau nuo 6 ryto, truputį net anksčiau. Ir baigiam, kaip ir viską, 5 jau vakare. Bet netgi po to vis tiek mes turim per laisvą laiką, jeigu norim truputį pasiruošti jau ateinančiai dienai, tai reikalauja vis tiek papildomo tokio kaip savižiūros, išmoksti taupyti laiką. Žmonės tikrai nerealūs. Kai atvažiavau į akademiją, tikėjaus truputį kitokių žmonių, kitokių veidų pamatyti, tačiau negalėjau būti labiau klaidingas, nes visi labai super smagus, malonus. Ne šiaip sau, kad draugiški, gal labiau įvardinčiau jau kaip ir brolių ryšys toksai susidaro tarp mūsų. Jau ir pastebėjau kelis atvejus, kad jau pasiaukoja vienas už kitą, kad jeigu jau kenčia vienas, tai visi jau kažkas jau stengiasi irgi prisidėti prie to, kad ne vienas darytų atsispaudimus, o kad visi kartu, kaip grupė, visi super mandagus, jokių patyčių, vienas kitą motyvuojam, padedam ir atbaidom nuo minčių, kad per anksti išeitų iš čia. Kažką padarėt gerai, nes tokių kaip jūs, norinčių sėdėti čia buvo bene 3 kartus daugiau, bet, kaip sakant, šiandien jūs esate čia, o kitų čia nėra. Tai žinokit, kad jūs jau pirmą, bet labai svarbų žingsnį atlikot. Tai su tuo irgi noriu pasveikinti ir toliau, kaip sakant, būkit atviri visiems dalykam, visom naujojom, vis tai, ką jums sako ir, kaip sakant, sėkmės pirmuose žingsniuose. Mokinomės pagrindus, visus rikiuotės, tvarkos, drausmės, kaip kambarius tvarkytis ir panašiai. Tai atvažiavom šiandien iš Vilniaus čia prieš porą valandų. Kol kas spėjom tik daiktus susidėti į savo kambarius ir viskas. Ir pavalgyti pietus. Ar namų ilgiuosi? Kažkiek gal yra to ilgesio, bet ne tiek ir daug. Kažkiek baisu, nes nauja vieta, nauji žmonės, instruktoriai, nes realiai savaitę laiko prabom akademiją ir jau spėjau taip įsikurti ir apsipatoginti su visa aplinka ir dabar vėl pasikeitė viskas. Bet manau, kad gerai įsivažiuosiu. Kairė, 1, 2, 3. Gal tarp jūsų yra nemažai tų, kurie baigė šauktinio tarnybą, susipažinę su kariškais batais, kariška forma, moka ją dėvėti, batus normaliai užsidėti, susivarstyti, ką norėjau užakcentuoti. Mėgstu aktyvų laisvalaikį, labai mėgstu knygas, poeziją tiek rašyti, tiek skaityti. Jau nuo vaikystės buvo tas, kad aš noriu kažką savo gyvenimą sieti su karyba. 10 klasėje sužinojau apie karo akademiją ir taip žiūrėdama į ateitį nemačiau nieko kito, ką veikti, kaip kariuomeniai tarnauti Lietuvai. Aš užaugau su ginklais, mano tėtis buvo medžiotojas. Niekad nebuvo man svetimas tas amatas. Tėtis irgi buvo šaukimą baigęs, dėdžių daug, pusbroliai irgi visi laik buvo kažkas tokio šeimoje. Pradžioje gal buvo šiek tiek tas didesnis toks atstumas ir merginų, jas buvom visos 4 kambariuose, kiekviena savo, dar pati pradžia. Jau kai atvykom čia iš tikrųjų toks, kai negali būti telefone, tai turi automatiškai eini į lauką, ieškais veiklos ir po biškį tampam šeimą, manyčiau.
yra palaikymas tiek iš vaikinų, tiek iš merginų viena kitom. Manau, kad esu labai ryžtinga, kritinio mąstymo, esu labai atviras žmogus, mėgstu bendrauti, visą tai ir padeda. Galbūt buvo sunku prisitaikyti keltis anksti vieną rytą, bet su laiku tu pripranti. Sunku dar gal, kad visą dieną to yra suplanuota, to laisvo laiko labai mažai ir turi planuoti kiekvieną savo veiksmą, ką gali veikti per tau skirtą laiką. Stodama į karo akademiją galvojau, kad visi bus griežti, reikalaus labai daug, bet iš tikrųjų supranti, kad jie yra tokie pat žmonės kaip ir mes, jie ir pajuokauja, ir pabara. Čia yra kariuomenė, čia ne šiaip. Vis tiek yra ir tvarka, ir turi būti. Bet šiaip instruktoriai tai labai draugiški. Įstojau karo akademiją ir pradedu savo tarnybą. Atlikau šaukimą 9 mėnesių ir esu pakaitę tarnyboje tarnavęs trumpą laiką. Noras mokytis, labai noriu mokytis, galimybės. Aukštąjį mokslą gausim po 4 metų ir leitenanto laipsnį. Ir meilė tėvynei. Mėgstu kalbėti, mėgstu kartais pavadovauti, jeigu leidžia. Ir šiaip esu motyvuotas, mėgstu tik užduotis duotas. Turim vandenį, maisto, lovą, stogą, visko, ką reikia. Skanus maistas. Tos dar neragavom, o valgyklų maistas kaip namuose. Labai iš tiesų lengvas, mumis čia rūpinasi, myli, gerai instruktoriai, su visi jauni, jaunesni už mane, bet matos, kad atėjo motyvuoti, vieningi, vienas kitą palaikom ir judam priekį. Kai pasakiau, kad čia studijuosiu, tikrai pastumėjo netgi, sako, šaunuolis, gerai varai. Čia mūsų paramedikas vadindavo mūsų drakono kariais. Ir tai prasidėjo. Drakono karys, tai va, aš užsirašiau drakono karys. Ant ankelių turiu drakono karys. Tada kaip tik ant rankos drakonas. Tai va, po 11 savaičių būsim visi drakono kariais. Pavardę gavau iš Šaulių, nes nuo mažens lankiau Šaulius. Šaulius lankiau 8 metus ir į akademiją pagrinde motyvavo stoti tėvynės meilė. O taip pat man patinka aktyvus gyvenimo būdas, fiziniai dalykai, daug sporto. Žinau, kad čia daug bus, taigi labai sudomino ir pritraukė. Kartojasi dalykai, ta pati rikiuotė, topografija, ryšiai, daugumą dalykų mokėmės ten. Tai čia, kaip sakoma, tik tai sustiprina žinias. Baigiau mokyklą, pašventim per išleistuvės, tada susikaupiau ir įstojau į karo akademiją. Manau, vėliau bus sunkiau, nes prasidės šaudymai, eisim į mišką, prasidės pratybos, tos pačios kuprinės daug sveriančios, nešt reikės žygį, viską. Bet manau, jeigu būsim draugiški, vieni kitiem padėsim, tai visus iššūkius kuo lengviausiai veiksim. Čia susirinkusieji labai draugiški, visi vieni kitiem padeda, komunikabilus, vadai neskriaudžia per daug ir viskas gerai kol kas. Oi, taip, kiekvieną rytą lovas pračekina, barzdas, ar nusivalė batus, viską labai griežtai, tai tvarka čia turi būti. Manau, kad man labiausiai padėjo ryžtas, nes dažniausiai, kai užsibrėžiu tikslą, tai visada bet kokiom sąlygom siekiu jo ir tas turėjo labai didelį įtaką. Taip pat turiu daug drąsos ir turiu geras fizinės savybės gana, tai man ir tai padėjo. Šeima 100% palaiko, labai džiaugiasi mano pasirinkimu ir skatina judėti tik į priekį ir sėkmingai baigti karo akademiją. Tarnavimas savo šaliai man reiškia didelę garbę, nes manau, kiekvienas save gerbintis pilietis turėtų atlikti šią pareigą, nori ar nenori. Tai yra didžiulė garbė ir tikras malonumas tarnauti. Gal kas keisčiausia tai buvo fizo krūvis, nes kiek girdėjau, jo turėjo būti mažiau, bet mums jį pakėlė, atnaujino programą. Tai iš pradžių buvo gana keista, bet pripratom ir dabar jau viskas gerai. Kur chebra sutarėm viskas gerai, gal kažkiek esam pasiskirstę tokiom kaip grupelėm, vieni su labiau bendrauja, vieni su kitais, kiti dar su kitais, bet pagrinde būriais. Turim 3 būrius ir kiekvienam būry po 3 skyrius, tai labiausiai su skyriaus draugais sutarėm. Tai aišku, su kambariuku. Jo, iš pradžių gal kažkiek reikėjo apsišlifuoti, bet dabar tikrai viskas labai gerai. Iš pat
pat Vilniaus miesto. Gyvenu mieste. Atėjau čia visiškai be jokios karinės patirties. Vaikystėje teko dalyvauti skautų stovyklose porą metų, tai šiek tiek ten įgijau tokios patirties. Neišsigandau, nežinau, kur einu. Žinau, kaip viskas bus, kad tikrai bus nelengva, daug domėjausi, susikaupiau ir tiesiog atėjau. Tai didžiausias iššūkis man yra ginklas, nes su ginklu tenka pirmą kartą susidurti, niekada neteko nei laikyti rankose, nei tuo labiau šaudyti. Tikriausiai tas, ir visokios apsaugos kaip liemenė, šalmai irgi labai neįprasta, sunku, bet tenka įprasti. Rutina taip visiškai pasikeitė, netekdavo daryti mankštos kiekvieną rytą labai anksti, bet mane iš tikrųjų labai veža toks gyvenimo būdas, labai patinka, suprantu, kad tai darau dėl savęs, ne dėl vadų ir iš tikrųjų tikrai smagu, patinka man toks gyvenimo būdas. Sąžiningumas, esu šiaip labai sąžininga, mėgstu atlikti darbą sąžiningai, kad viskas būtų teisinga, esu ryžtinga, netgi save labai motyvuoju to, kad aš čia atėjau, tai reiškia, kaip ir esu šaunuolė, kad nepabijojau ir suprantu, kad vis tiek vyriškas kolektyvas, vis tiek bus daugiau, esu silpnesnė fiziškai, bet manau, kad vis tiek stengiuosi neatsilikti nuo savo vaikino kolektyvo ir kartu dirbti išvien. Atėjus čia aš kaip tik netgi pastiprinu kai kurias savo savybės. Mes iš tikrųjų labai gerai susidraugavom, labai palaikom glaudų ryšį kartu, nes mūsų nėra daug, tai mums reikia laikytis išvien, nes vaikinai nesupras mūsų, tai reikia būti labai draugiškam. Šiaip viskas gerai, esam iš visiškai skirtingų kraštų, bet vieną kitą labai gerai suprantam, pasipasakojam ir dėl to labai fainai ir smagu. Manau, kad neišsigąsti iššūkių ir nepasiduoti, svarbiausia nepasiduoti. Žinau, kad bus tikrai labai sunku, bet visą laiką prisimenu, kad esu ne viena čia. Mes esam, kaip mes mėgstam sakyti, vienas kumštis ir kad tik vienas kitam padedami mes galim kartu įveikti. Tai užkėlėte kartelę aukštai, jos nenuleiskite, būkite pavyzdys savo kolegoms, draugams, kariams, vadams ir kad tos gretos, gerųjų karių gretos tik daugėtų. Sveikinu dar kartą. Šiandien baigiam 11 savaičių bazinį kario rengimo kursą. Jaučiuosi tikrai nustebęs. Tas, kas kabo ant mano kaklo buntukas, man buvo įteiktas už tai, kad buvau išrinktas geriausių kuopos kariu, kad aš tikrai esu nustebęs. Iš 90 kolegų būti išrinktam geriausių tikrai asmeniškai esu nustebęs, nes tarp viso kolektyvo tikrai buvo karių, kurie pasižymėjo, parodė savo motivaciją, ne tik motivaciją, bet ir savo discipliną. Ir tikrai būt apdovanotam geriausių karių, kai aplinkui yra tiek daug šaunių kolegų, tikrai esu asmeniškai labai nustebęs, bet užtat labai didžiuojuosi. Taip, patirties turėjau iš anksčiau, nepilni metai krašto apsaugos savanorių pajėgose. Tikrai man suteikė bazinės irgi žinias, tačiau nors ir esu jau ir praėjęs ir seniau bazinį kursą, šis bazinis kursas 11 savaičių, vis vien daug ko išmokė. Nors ir seniau išmokti dalykai buvo atnaujinti, žinios buvo atnaujintos, tačiau vis tiek buvo daug kas išmokta. Patobulėjau kaip asmenybė, kaip žmogus, vis tiek bendrauju su kitais žmonėms, būni tarp žmonių, išmoksti ir susipažini labiau su savimi ir dėl to aš labai džiaugiuosi. Kolektyvas šaunus, mano būrys, kiti du būriai, šaunus kolektyvas, visi kaip vienas kumštis, jeigu kažkam yra sunku, tikrai bus ištiesta pagalbos ranka. Pradžioje buvo sunku susitaikyti su to faktu, kad viskas, aš nuo akademijos, nuo namų esu labai toli, Kazlų Rūdoje. Tačiau
Pasilgsiu gryno lauką, pasilgsiu, kad išeini pro duris ir iškart esi lauke, grynas oras, gali iškart bendrauti su savo visais kolegoms. Būsimi Lietuvos kariuomenės karininkai, sveikinu Jūs peržengus pirmą laiptelį Lietuvos kario karjeroje. Jūsų laukia didžiulis darbas, didžiulė atsakomybė ir tikrai prasminga profesija. Būti Lietuvos karininku, sugebėti būti lyderių vadu, ginti savo šalį, vesti paskui save karius, kad būtų apginta mūsų laisvė, didžiulė atsakomybė ir pareiga. Aš džiaugiuosi ir dėkoju Jums už motyvaciją, už ryžtą, norą, drąsą, kurį rodėte bazinio kario kurso metu. Liepsnojančios ir degančios akys, tegul jos toliau išlieka. Tai tik kelio pradžia. Kariūnas pirmiausia yra karys. Karys, kuris atlieka karo tarnybą, mokydamasis karo akademijai. Tai yra geriausia vieta siekiantiem universitetinio išsilavinimo ir tarnybos tėvynei, jos laisvė ir nepriklausomybei. Tikiuosi, kad pastarosios savaitės jums buvo tikrai pareikalavo iš Jūsų nemažai pastangų, iššūkių ir ryžto, todėl kad šita patirtis yra svarbi tolimesniuose kario ugdymo etapuose. O gero svarbiausia, kad atsiranda supratimas, kad net ir bazinės taktinės užduotys, kurios atrodytų elementarios, reikalauja tikrai nemažai pastangų, žinių ir įgūdžių. Mūsų ginklas, mūsų mokslas Lietuvai tėvynei. Ne galios troškimai, ne valdžios troškimai ir ne jos rodymas. Tačiau žmogiškumas yra pats svarbiausias. Tam, jog užliptum ant pirmo, antro ir trečio laiptelio. Būkit tokie. Neišbarstykit, kas yra svarbiausia.